10 skirsnis – vietos savivalda ir valdymas. 119 straipsnis. Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyjama per savivaldybių tarybas ir savivaldybių merus. Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus, savivaldybių merus, Lietuvos Respublikos piliečius pagal įstatymą 4 metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę slaptų balsavimų. Savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas. 120 straipsnis. Valstybė remia savivaldybės. Savivaldybės pagal konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. 121 straipsnis. Savivaldybės sudaro ir tvirtina savo biudžetą. Savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietinės rinkliavas, savo biudžeto sąskaitą savivaldybių tarybos gali numatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. 122 straipsnis. Savivaldybių tarybos ir savivaldybių merai dėl jų teisių pažeidimo turi teisę kreiptis į teismą. 123 straipsnis. Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja vyriausybė. Ar savivaldybės laikosi konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo vyriausybės sprendimus, prižiūri vyriausybės skiriami atstovai. Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas. Įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą. 124 straipsnis. Savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų aktai ar veiksmai pažeidžiančias piliečių ar organizacijų teisės gali būti skundžiami teisme.